28, jau dabar 86 metai eina į priekį. Žodžiu, esu Smetonska, dar Smetonos laikais išmokau, kai maža buvau visiškai dar. Ir kažkaip tai nuo to laiko man taip įstrigo. Žinot, per tos, paskui labai greitai prasidėjo ta mūsų nelaimė, patekom į kitas rankas ir kažkaip nebuvo populiaru, netgi uždrausta, netgi aš vieną kartą esu parodoj padalyvavus pas save institutė, kur aš dirbau. Tai suprantat, padėjau margučius, buvo paroda moterų tokia draugijos bendrija tokia buvo. Padarė parodą ir aš ten pademonstravau, tai liepė nusiimti man margučius. Per tą laikotarpį iki nepriklausomybės, nu tai ką, tai tik tais vaikams ten vieną kitą pamarginį, žinot, kai ateina šventis, o taip tai nesidemonstravai, kad tu čia buvo laikoma, kad yra tikėjimo simbolis, o ne čia visiškai kitą reikšmę turi tą gamtos atgimimas, pavasaris čia ir tos spalvos visos margučių reiškia kažką, tai ir netgi raštai truputį turi kažkokios reikšmės ir tokie simboliai. O tada buvo palaikyta, kad čia yra krikščionybės simbolis ir nėra čia ko demonstruotis. Žinot, aš gimiau Dzūkijoje, Pivašiūnuose yra toks, gal girdėjot, nes labai garsi vieta, ten suvažiuoja masė žmonių per žolinės. Tai ten pas mus tas kaimas toksai Bažnytkaimis. Tai jau prieš Velykas, tai ten būdavo toks sujudimas savaitę. Žinot, ten jaunimo daug buvo, moterų daug, tai būdavo margina visą savaitę ir bėgioja iš vieno kiemo į kitą vaikai, nešioja margučius. Ten gražesnį numargino, ten gražesnį ir vieni kitiems rodo ir dalinasi. Nu, aš kažkaip buvau, man labai jau patiko. Nu, bet tada taip paprastai, įsivaizduokit, buvo plyta, vadinama ta, kur virtuviai. Ir ten prisirinkdavom tokią puodo šūkę, paimdavom, prisidėdavom anglių ir ten įsitaisydavom ir margindavom. Iš karto maždaug aš išeina, patį jau galutinį, tai aš iš karto nesugalvoju, bet bent jau pradžioj padarau ten kažką, o paskui, kai darau, tai tą padarau, galvoju, va šitokį padarysiu, pradedu daryti ir man neišeina. Jisai vis tiek, kai pradedi daryti, galvoju, tai pala, tai šičia gražu, bet gal dar galima kitaip padaryti. Ir visą laiką iš tos paties piešinio tu interpretuoji kažką kitą. Suprantat, kad niekad vis neišeina pas mane pakartot. Vis, jeigu jau ir noriu pakartot labai, tai vis tiek truputį kažkas kitaip išeina. Darbo tai daug, kad padaryti va tokį margutį, tai reikia apie 1,5 valandą, žiūrint, koks jau labai paprastas, bet čia tai nėra tokio paprasto, o šiaip tai 1,5 valandos reikia dirbti. Kai jau buvo tarybiniai metai, tai karts nuo karto pamarkindavau, paskui, kai prasidėjo nepriklausomybė, man čia jau, žinot, pradėjo domėtis, čia iš užsienio pradėjo važiuoti, čia visiems labai įdomu. Ir aš taip įsitraukiau, įstojau į sąjungą, gavau, žodžiu, meno kūrėjo statusą, turiu sertifikatą, vienu žodžiu, pasiekiau aukščiausią lygį. Dabar va čia sėdžiu, ateina žmonės pasimokyti, labai noriu, kad jaunimas išmoktų. Į mokyklas kviečia demonstruoti tokias edukacinės pamokėlės prieš Velykas. Žodžiu, dar į kažkokias įstaigas kartais pakviečia, prieš Velykas visi sujunda, sukrūta, visiems labai reikia. Vienu žodžiu, čia vis tiek kažkoks tai liaudies menas. Esu archeologė, istorijos fakultetą baigusiu Vilniaus universitete, bet jau žinot kiek metų, beveik 60 metų, kai baigiau universitetą. Žodžiu, bet
kai išėjau į pensiją, tai paskui, kai nepriklausomybė, tai dabar labai džiaugiuosi, kad aš turiu kažkokį užsiėmimą, labai, žinot, dabar viena gyvenu, tai man yra toks užsiėmimas, aš tiesiog ir kažkam tai, kažkas tai džiaugiasi, kažkam patinka, žodžiu, jaučiuosi, kad lyg tai dar ir reikalinga kažkam tai.